Labas, mėla grožio entuziastė. Na ką, šiandien aš ir vėl live, šiandien esu vėl ne viena, esu su Lina. Labas. Labas, Lina, naujienos mūsų rankose. Aš dar net nebandžiau, bet iš tikrųjų turim keletą produktų, tad nusprendėm kartu su Lina išbandyti tiesioginį eterį ir šiek tiek papasakoti apie produktus. Neįtapusi sakau. Tai va, tokie, tiesiog išbandysim produktus, komentarų aš kažkodėl nematau. Nematai? Ne. Aš turiu irgi savo rankinuką. Tuoj palauk, pabandysiu dar per telefoną pasimti, galbūt rodės man komentarus. Tai labas, sveikinkitės. Visas mano susidėjau viską. Viskas susidėjai, tai Lina, dabar, kol aš pasitikrinsiu, ar mus rodo mato, va, gerai, matausi. Koks pirmas įspūdis mūsų produkciją laukiam labiausiai? Ką aš galiu pasakyti, tik tai išbandžiau lūpdažius tik išbandžiau, tai man matomai gal, kad mano jau amžius lūpos labai išsausėja visą laiką. Tai toks įdomus jausmas pradžioje atrodo tokia drėgmė, bet labai lengva ta drėgmė, nes net nelimpa, nes būna lūpdažiai limpa. Dažniausiai lūpdažiai nelimpa. O čia kaip netgi glosas limpa, ne? O čia po kelių, nežinau, gal po 5 minučių atrodo, kad jisai dingo, o spalva liko ir tikrai jausmas, kad nieko neturi. Aš pirksiu prieš darant makiažą, iš tikrųjų, mistą naudoju, jis man ne tik prieš makiažą, bet ir po ir šiaip atgaivinti odai, ypatingai, kada turim karščius, tai man yra tobulas. Tai aš kol mudvi šnekam, nusipirksiu, susigers, tada produktai visai kitaip. Pamiršau aš jį irgi, bet aš susišlapinau kempinėlę. Bet aš irgi susišlapinau kempinėlę, turiu Monat brandinę kempinėlę, iš tikrųjų, jinai nėra tokia didelė, bet kadangi, žinote, kai reikia sudrėkinti, tai štai jinai taip įsipučia, ar ne, tai neįsigeskit. Kuom dar noriu pasidalinti, aš laikau 2 spalvytės rankose mūsų naujų lūpdažių, kurie yra su hialuronu irgi. Dabar yra 2 dienų pre-sales, kaip Lina ir sakė, šias 2 dienas Europoje tiesiog lyja Monat dekoratyvinė kosmetika, tai yra visiškai naujiena ir šie produktai prieinami tik market partneriais šiuo metu, ar ne? Tai žiūrėk, aš turiu šias 2 spalvytės, bet prieš tai aš noriu parodyti, kad ilgą laiką naudojau būtent šitą. Neatsuksiu pavadinimo, bet noriu parodyti spalvas. Tai žiūrėkit, per vidurį įdėjus praktiškai tobulą, identišką nude spalvytę. Tiesiog. Tobulą. Kaip gaila, nematau komentarų iš tikrųjų, bet labai faina. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Dėsias BB kremuką, aš pirmą dėsias BB kremuką. Taip, ir aš dėsias BB kremuką, iš tikrųjų, ne, pasirašiau šitėlį. Mūsų BB kremukas tai kaip pagrindas, ne, mes naudojam kaip pagrindas. Tu daugiau nusimanai apie makiažą, aš tikrai nemoku rašytis, prisipažinsiu, bet tikiuosi, kad išmoksiu. Išmoksim. Tai kaip patogiau, iš tikrųjų, gali su kempinėlė, gali su rankom, gali su šepetėliu, kiekvienas turi savo techniką. Man labai patinka iš tikrųjų su rankom ir po to aš apšnuoju su kempinėlė. Pagaliau atsirado ir mūsų concealerį, kuris eitų antras produktas, bet kadangi aš turiu tik tai tamsų, tai aš dėsiu po kontūravimui, ar ne? Aš turiu šviesius jo, tai aš galėsiu dėti, ne? Jo, tu galėsi dėti. Iš tikrųjų labai mažai reikia, man labai patinka, kad mažai reikia, jisai labai tikrai padrėkina veidą, sudrėkina, toks tikrai paruošimas. Nusisuksiu šiek tiek. Kokią spalvytę tu naudoji pas mane bus? Aš dabar naudoju kašmyrą. Aš maišau jas, bet dabar pasiėmiau kašmyrą. Jisai toks truputėlį. Kašmyras yra toksai ir už žavumą. Kuo ypatingi mūsų BB kremukai? Ir tarp kitko, jeigu jūs matote, kad, sakykime, neužtenka maskavimo, jūs drąsiai galite naudoti antrą kartą, kai jie buildable, kaip sakant, ar ne? Jo. Bet man kažkaip visą laiką vieną kartą užtenka. Aš kai nemėgėtų makiažų, aš mėgstu labai natūraliai.
Dabar labai populiaru, vėl ateina tas įvaizdis, iš tikrųjų make-up, no make-up, kada atrodo, jūs lik ir pasidažius esat ar ne, bet nesimato visiškai. Jau dabar kaip makiažas po BB kremu. Na. Tai mūsų, tarp kitko, BB kremukai turi apsaugą nuo saulės, ar ne, SPF 30, turbūt nereikia sakyti, jau puikiai visos mes žinom, kad apsaugą nuo saulės SPF reikėtų visus metus. Taip, dabar po akim mane concealeris, tai aš gal imsiu šviesiausią, kaip tu galvoji. Jo, tau turbūt bandyk šviesiausią, tai vėlgi nepadaugink, ne, truputį einam čia ir iš šoniukus ir taip išneši tada akis automatiškai. Čia tik tai, ne? Aha, nu taip, čia, žinai, ir daugiau dabar reikia link čia, nes tada tau labiau atvers akį. Tokie mergaitiški triukai. Per video labai man kažkaip atrodo į kitą pusę. Jo, labai sudėtinga, tai nepykit ant mūsų, bet labai norėjom išeit pasirodyti, nežinau, kad laukėt, šluojat Amerikoje parduota labai greitai, mažiau negu per 24 valandas, daugiau negu už 1,5 milijono. Milijoną, jo. Jo, žinau, kad kai kurių ir lūpdažių jau nebėra ir man atrodo netgi concealerių jau yra sold out. Man gal per šviesu šitas, bet aš neįblendinau turbūt, ne gerai. Žiūrėsim. Pirmą kartą bandom, tai tiesiog testuojamas ant savęs, bandom atstaikyti. Concealerių yra net 5 atspalviai, ar ne? Aha, viskas gerai, man atrodo, aš neįblendinau. Man iš tikrųjų reikia veidrodėlį pasimti. Ypatingai kiekvienai dienai, tai man tai yra pats tobuliausias. Aš anksčiau ypatingai gal mėgdavau daugiau tą makiažą, dabar kuo greičiau, kuo paprasčiau, tai ką jisai padaro, tiesiog sulygina odos atspalvį ir šiek tiek tik tai pamaskuoja, ar ne? Va, turiu. Tai kas jo, veidrodėlį. Aha, tikrai fainai pamaskavo, pažiūrėk. Na. Vat. Tai concealeris dedasi tik tai po akimą, ne? Jo, gali kaktos tą zoną įsiriškinti čia, jei nori virš lūpos, kad truputį vizualiai išdidintų ir pakeltų, ar ne? Tai žiūrėsim, kas čia mums gausis. Kadangi aš neturiu, iš tikrųjų, turiu tik tai tamsų, tai aš šį kartą nepasidarysiu pilną, bet labai tikiuosi, kad rytoj gausim, nes dar ko mane stebina, iš tikrųjų, Monat kompanija, jau praeitą kartą užsisakiau ir turėjau produktus sekantį rytą, tai labai tikiuosi, kad sulauksiu produktų rytoj ir tada galėsiu jau pasidaryti pilną makiažą, ar ne? Netgi mano vipinė klientė užsisakė, palauk, kada čia užvakar ir kitą dieną atėjo. O žinai, kad dabar pabandysiu šitą concealerį panaudoti kontūravimui, tai aš tik nusisuksiu į veidą. Jo, tu gali, kontūravimui. Kad lengviau būtų kontūruoti, jeigu visiškai nežinom, kur kontūruoti, žinot, ką padarom, žuvytę. O? Irgi geras tipsiukas, ne? Šiaip kontūravimas turėtų baigtis taip maždaug. Kaip sudėtinga ta kamera. Na. O tai vadu. Jo, čia, mačiau va šitą. Taip, jo, šitas pusės ir šitas. Ir šitas blushas, ne, irgi dedasi ant čia. O blushą, tai paskui parodysiu, kad blushą gerai sudėtume, tai iš tikrųjų toks labai paprastas, nusišypsom ir dedamės ant burbuliukų ir kylam va taip į viršų. Taip. Aš dar turiu pudrytę, bet Europoje nėra jos, bet mes iš Amerikos gavome, mums parvežė, o tu turi dar bronzantą, ne? Jo, tai pirmiausia visada dedam kreminius produktus ir po to jau perėsim ant sausų, jie tarsi ir užfiksuoja tą kreminį, ar ne? Nu, pati savo patinku. Na ir galite iš tikrųjų va taip. Jeigu naudojat produktą, tai savo, tai aišku, galima ir taip, bet jeigu klientam, tai visada naudokit vienkartinius, tai yra ir specialus tokias kaip mentelės paimti produktą, ar ne, arba tiesiog tada ant savo kempinėlės. Kadangi tai yra tik mano ir nieko kito. Niekieno kito. Tai ne pats geriausias pavyzdys, bet aš užsidedu tiesiai ant odos.
Toliau, ką man čia dabar? Dabar aš imsiu blushą. Taip. Jaučiu blushą, imsiu truputėlį tamsesnį. Aš turiu 2 spalvytės. Jos tokios kaip ir panašios, bet viena yra šiltesnė, kita šaltesnė. Šitas yra Galite noslytę pasikontūruoti dar čia, kad sumažinti pagurklę, ne, matytų? Aš žinau, kitą kartą pasikontūruoju, turiu BB kremuką, bet neatsinešiau tamsesnį. Tai irgi dalykas. Jo. Tokį tamsesnį aš kapučino pasiėmiau ir pasikontūruoju. Taip, gerai, dabar aš bandysiu blush. Gal imsiu pinką, nes ėmiau naujas visai. Kaip fainai. Na, aš irgi dėsiu, sakau, pirmą kartą bandom, bet sako Linta, kad reikia jo labai nedaug. Aš turiu jį, kokia čia dabar spalvyta pas mane yra, beri spalvyta, tai to jau sudėsiu ant rankos parodysiu. Oi, kokia intensyvi. Aha, mano pinką aš užsidėjau. Galiu irgi parodyti ant rankos. Va, šypsomės ir dedam ant obuoliuko ir viršų. Ir tada, aišku, išblendinam. Va, pinkas. Jeigu norisi daugiau, intensyviau, ar ne, ypatingai jeigu vakarinis makiažas. Su pirštais, ne? Jau šiek tiek su pirštais ir po to įtapšnuoju kempinėlę, tai va, sakau, jeigu vakarinis norisi ryškesnio, tai galit dar kartą pakartoti, ne? Arba neatrodyt kaip umpa-lumpa, bet žiūrėsim, kas čia gausis. Anksčiau su burokėliais tepdavo. Va, matai? Kaip sudėtinga makiau, kaip ryškiai atrodo. Kažkaip tai su kamais judesiais, ne, reikia. Nu, labai jaučia. Aha. Jau net sausų produktų nereikia. Žinai, kas man patinka, nesijaučia visiškai ant veido, kad būtų kažkoks tai produktas, apart to, kad vizualiai va matos, kad viskas uždėta, bet nesijaučia jokio tempimo, toks pridrekintas veidas, nes visa tai irgi yra su hialuronu ir drekina ir žinot, kad tai turbūt pirmoji dekoratyvinė kosmetika, kuri stabdo senėjimą. Ir dar jinai kaip su veido kaip veido rutina ir makiažas kartu, ne? Žinai, Linta, ypatingai vyresnio amžiaus moteris, jos dažnai bijo naudoti kosmetiką, nes, sako, atrodau dar labiau vyresnė. Tai čia drąsiai galite bandyti ir nebijoti, todėl kad ta kosmetika yra net, kad sukurti kažkokį tai kaukės efektą, o kad tik paryškinti jūsų bruožus, ar ne? Ir tikrai va drąsiai galiu sakyti, sausiaudės galite nebijoti, niekas netempia, nesijaučia jokio efekto. Va pas mane irgi, supranti, aš jau esu vyresnė ir turiu tų raukšlių, ne? Tai va, man patarė sausų pudrų nenaudoti. Tai va, aš dabar išmėginsiu sausą, ne? Ir pažiūrėsiu, ir vakare pavaikščiosiu visą vakarą, rytoj pasakysiu, kaip, ar man išryškino raukšlės, nes dažniausiai sausa pudra išryškina šitas raukšlės. Bet jinai pasirodo yra kažkaip tai drekinanti irgi. Aha, ir yra translucent, tai reiškia prisitaikanti. Pas tave yra tamsesnis asmutė, pasidalinam, aš turiu tą šviesesnę, tai žiūrėsim, kaip jinai čia prisitaikys ar nebus. Tai, žodžiu, nusiimam apsauginę plėvelę, tada, kad patogiau, va šiek tiek įsikratom į dangtelį, labai nedaug. O toks triukas, kaip paimti ne per daug sausos pudros, ar ne? Tai vėlgi įmerkiam taip va, per vidurį ir tada gali arba patapsnuoji taip per šepetėlį, ar ne, o tu gali, va taip, va, ne, va. Kad... Nu, va, dar man reikia šepetėlių įsigyti, dar galėtų monatą šepetėlių. Kad nuimtum perteklių, arba kiti dar, va taip padaro irgi į dangtelį, ar ne, irgi labai patogu, ir va tiesiog į delnuką. Visą perteklių, ar ne, ir tada galim dėti. Tokiais nespaudžiam smarkiai, bet va tokiais, ne? Įsitapšnuojam. Taip švelniai.
Dar nespėjom net į sudėtį pilnai įsigilint, bet visą tą padarysim ir pasidalinsim tam, kam tikrai labai aktuali yra produkto sudėtis. Tai va, žiūrėkit, kokia iš tikrųjų šviesi pudra pas mane. Jinai yra, ar turi pavadinimą? Nematau. Tavo yra laitas, ne kažkaip tai. Jo, ir tai vat. Nei per baltą, nei per tamsą. Tikrai prisitaikanti prie odos, tai man labai, žinau, patinka. Labai. Tai pakomentuokit, kaip jau. O mano, palauk, kokia, mano Hani. Tai mano yra ta tamsesnė, va. Bet jinai, va, visai netamsi. Nu, tu kaip iš po Tenerifės saulės, tai tau tobulai. Gal truputėlį, bet aš jau nusiploviau. Dabar žiūrėk. Bronza. Va, bronzantas, aha. Ai, nukrito apsauginė plėvelė. Pažiūrėkit, ta prasme pakuotės, kaip ir mūsų produktų, va toj pasimsiu kažkokį, tai va, sakykime, sermą, ne? Pažiūrėkit, pakuotės produktų. Taip ir dekoratyvinė kosmetika absoliučiai nenusileidžia, tai meilė iš pirmo žvilgsnio, prabanga, ta prasme. Na ir dabar rodysiu pirmą kartą, dar neliestas, tai kokia čia kita. Va. Na ir bandysiu braukti. Va. Tai nežinau, kaip teps, viską darom pirmą kartą, niekas čia. Bandysiu paryškinti. Bet tai visai nesijaučia, kad kažkas tai yra ant veido. Super. Vėlgi žuvytė, kad lengviau būtų. Ta bronzantą galima per visą veidą? Galiu pasiryškinti, bet tai reiškia, aš su sausą produktą užfiksuoju šlapę, ar ne? Tai vėlgi aš pasikontūruoju, vėl tada truputį kaktos, pas mane aukšta kakta, tai aš drąsiai galiu gan nemažą plotą kontūruoti. Ne? Bet va ir kontūruoti nereikia. Nieko. Tai va. Aš neturiu tušo turi Lina. Tai pirmą, ar jau bandėjai, ar pirmą kartą laipą? Ne, nebandžiau. Laukiu laipą ir bandysiu. Kaip įdomu, mano tušas tikiuosi. Tai dabar vieną pasidažysiu. Bandysiu dažytis vieną kartą. Aha. Pažiūrėsiu. Va, koks šepetėlis. Bet jisai atrodo didesnis kamerai kažkaip. Nu, istorinis momentas. Atsakingas tau labai momentas, tiek daug moterų laukia būtent tušo. Dabar visos, kurios turit priaugintas blakstienas, galėsit nusiimti drąsiai. Tokia įtampa dabar visi stebi. Nu, kelis kartus va pasitepiau. Wow. Mano blakstienas yra labai tiesios. Aha. Tai, ką pasakysiu, jos labai, dažniausiai man tušas labai sulipina. O čia va dabar žiūriu, kad netgi atskyrė. Bet kaip gražiai išryškino akytės, vėlgi neturiu tušą kito nesinešiu, nes labai labai laukiu šito iš tikrųjų. Jeigu, pavyzdžiui, kaip su tušu dažais į viršų, kaip dabar dar eitų keli taip, bet jeigu norite to labiau tokios katytės efekto, tai keli ir truputį iš šoniuką, va taip, ne? Mano iš tikrųjų tos blakstienos tokios nelygios, jos viena į vieną. Bet va, žiūrėk, susilygina kažkaip tai. Jos pasikelia. Toks paprastas dalykas kaip tušas, ne? Ir dabar atsisuk Lina tiesiai į kamerą. Ir pažiūrėkit iš karto, koks skirtumas, ta prasme, ne? Gali nieko nedėti ant veido, tik tušą užsidėk ir tavo akis atrodo absoliučiai. Iš karto pažiūrėk vieną, jo, kuri šita ir šita. Ir labiau tokia tvirta, ar ne? Reikia nusifotkinti. Bet neturiu. Nu, rytoj nusifotkinsiu. Bet jo ir jisai toksai lengvas, visai nesijaučia, kad tušas ant, galėčiau tepti ir tepti. Kad tušas, žiūrėk, ir jokių nėra gumuliukų, nėra jokių. Labai.
Dar Oi, antakį. kaip aš noriu tų žodžių pinėti. Nu, nieko rytoj. Tarp kitko pasidžiaugsiu, sulaukiau, kol Linutė dažus antrakį, pasidžiaugsiu, kad sulaukiau ir aš savo lauktuvių iš Amerikos. Tai va, viena maikutė jau esu apsimovus kaip Gratitude ambasadorė. Žiūrėkit, kokios fainos apyrankės, be galo didžiuojas ir džiaugiuosi tom. Dar labai fainų. Net nespėjau dar visko pradaryti. Ir akinukus nuo saulės, ar ne? Kokių fainų vadovanėlių, ne? Aha. Ir dar va tokie violetiniai marškinukai dveji. Nu, tiesiog. Aišku, įsilyginti reikia, bet labai labai faina. Dar yra dovanėlių, bet nepasirašiau atsinešti. Nu va. Vau, kaip gražiai. Mhm. Tai. Man labai patinka, kad tas lengvumas toksai, nu, labai sunku iš tikrųjų paaiškinti, ko pats neišmėgini. Jo. Mūsų naujajam tušė lygiai taip pat yra rečivenikės aliejuko, ar ne? Ir kapikselio. O palauk, pas mane yra tas antakio ar pas tave? Taip, pas tave. Bet aš jo nerandu. Kažkur tai nukišau. Tu pakalbėk, kai pasiieškosiu. Tas palikau. jo, antakių būtent mes turėjom tokį serumą, dabar būtent yra su šepetėliu, kaip antakių gelis. Jis kaip mūsų IRT serumas taip pat turės viduje kapikselio ir skatins augimą, ne tik, kad užfiksuos antakį ir palaikys, nežinot, kad dabar tai ant bangos yra, bet dar ir nuostabi sudėtis. Tai tikiuosi Lina ras ir galės pademonstruoti, kaip realiai tai atrodo. Labai labai gaila, kad negaliu matyti iš tikrųjų komentarų, bet tikrai po laivo paskaitysiu, tai kaip atrodo. Jausmas tai yra toks lengvumas, net nepasakyčiau, kad kažką turiu iš dekoratyvinės kosmetikos ant veido. Tai man tai yra kažkas naujo, nerandi? Nu, palauk, pažiūrėsiu. Ne. Pažiūrėsiu. Gal pas tave. Nu, gal ir pas mane, žinau. O, tai tu parodysi dabar antakę. Dabar parodysiu ir antakę. Nu, va. Mhm. Žiūrėk, galvoju, kad tuščia dėžutė. Tai va, išpakavau. Šitą kamerą labai taip pat liučiai. Aha, toks rašus. Ir žiūrime. Jisai permatomas. Visiškai toks permatomas, va toks va. Šepetėlis. Nu ir dabar bandysim tepti. Kaip tepasi? Nu gerai. Jis turėtų kaip ir užfiksuoti, pakelti vos ne antakių laminavimus. Aha, nes mano vienas va tas antakis laiką nukrenta. Tai va. Dabar bus tvarkingi. Ir įdomu, bet kiek išsilaiko, nes man nesilaiko nei vienas gelis. Jo? Tai sakau, nežinau nieko, nes viską tepam pirmą kartą. Išpatinėjom live, nedrąsu, bet tuo pačiu labai didelis pasitikėjimas kosmetikai, nes prieš tai nieko nebandėm nečiupinėjom, o tiesiai varėm į live pasirodyti jums. Tai va, dabar turbūt pas mane paskutinis, nu kaip gražiai tas tušas tavo akis. Nu, tikrai labai gražios, aha. Labai. Tai va. Aš išbandysiu dabar spalvytę, iš tikrųjų. Dabar reikia lūpdažiukus. Šitą, aha, Divine spalvytė, jinai berods yra sold out jau Europoje. Moteris. Dvi, man atrodo, yra išparduotas. Tai, bandysiu dabar taip tiesiog. Dabar kokią man? Šviesiausią gal imsiu. Aš imsiu. Esu netai matau. Nu va. Godness, man atrodo. Tobulą. Šitą tikriausiai bus mano mylimiausia.
Nors nebandžiau dar visų. Turiu tik 2, bet pažiūrėkit. Bet taip labai lengvai tepasi. Galima su pieštuku apsivedžioti, ne? Galima, jo, atsitaikyti atspalvį. Mano lūpos tokios plonos, tai tokia natūraliai labai atrodo. Tai jeigu šitie mūsų lūpų blizgiai buvo wow, tai čia yra kosmosas. Tai yra su hialuronu, kuris drėkins, palaikys drėgmę ir nelūpytėse, nedžiavins. Nu tai ar yra tas lipšnumas, kaip Visai matėm vienoj reklamai? Visai nelimpa. Niekas nelimpa tiesiog. No. Man kaip keista, žinau, kad lūpdažis gali nelipti. Aš nesu tepusis. Net nesinori, antro reikia tikrai labai. Va čia tokį turiu spogiuką, bet truputėlį užsimaskavo, žiūrėk, ne? Mhm. Nu va, pirmas mūsų toksai blynas. No. Išbandėm naujienas. Labai tikrai. Tai labai rekomenduoju. Aišku, šias 2 dienas yra 30% nuolaida absoliučiai visai dekoratyviniai kosmetikai. Tai yra čia nuostabi žinia, šiek tiek liūdnesnė, kad jinai yra prieinama tik tai market partneriams, tiems žmonėms, kaip aš ir Lina, kurie ne tik mėgaujas, bet dar esame priėmę tą galimybę papildomai užsidirbti iš namų. Bet, kaip sakant, jeigu labai nori, tai tikrai susisiekite ir mes susirašysime į tą. Tikrųjų nėra vėlų, nes dar gali įsigyti dėžutę. Tik tai Anglijoje, jeigu dėžutę perki, negali pirkti po kažkiek tai dienų, tik tai gali pirkti. Bet jeigu kitose šalyse Europoje, tai gali perkant startinį paketą, gali imti ir šitos dekoratyvinės. Žodžiu, mylėkit save, moteris, naudokit gerą produkciją, nes kas labiau mylės tave, jeigu ne tu pati, ar ne? Nedėkit bet ko ant savo veido odos. Va, pažiūrėk mano, kaip susigėrė lūpdažiai. Nu. Viskas susigėrė, aš sakau. Nu, bet kaip gražiai, vat, pažiūrėkit, ant vyresnės odos, nu tiesiog, moteris spindi. Dabar įdomu, kaip nusivalyti. Tavo akis, tavo plaukai, kaip tiesiog gera žiūrėti. Tai vat, štai tokie mūsų pirmieji įspūdžiai, ne? Ne, man tai tikrai labai. Man patinka, kad vat, lengvai užsitepa, kaip pasakiau, kad 5 minutės, tik tiek, kad mes šnekėjome, ne čia. Mes šnekėjome. Per 5 minutės gali pasidaryti tokį visai kasdieninį tokį makiažą, lengvą, tavo oda spindės, tikrai atrodys labai, tokia švieži, spindinti tau, nes nieko nereikėjo daugiau. Tai va dabar savo draugiams, sekėjom ir visom kitom moterim, kurios labai domisi kosmetika, kurios norėtų išbandyti ir duoti atsiliepimus, protestuoti, tai parašykit man asmeninę žinutę. Iš tikrųjų, supranti, visos mėgsta, bet daug kas nemoka ir bijo to makiažo, kad bijo, prisipirks visokių produktų. Ir netiks, bijo kas testuoti, bet pavyzdžiui, čia tai tikrai netgi visos spalvytės tinka beveik visiems, ne? Ten, aišku, jeigu labai jau tamsia odė, tai gal ir netiks tie šviesus, bet yra tamsesnis tas concealeris, tai tikrai tiks visiems. Tai neapsigausi bet kokią spalvą iš tikrųjų, man atrodo. Taip. Tai va. Nu ką, dar šiek tiek pasirodom, pasisukiojam ir atsisveikinam. Iš tikrųjų, ačiū, mielosios grožio entuziastės, kad žiūrėjot mūsų pirmą prisilietimą prie mano dekoratyvinės kosmetikos, brandinės kosmetikos. Iš tikrųjų, tarp kitko, kol nepamiršau, aš absoliučiai visų šių naujų produktų patikrinau sudėtį. Ir visas jos buvo ekscelenta prasme. Viskas tai yra labai saugios. Labai saugios, geros ir su nuostabiu rezultatu. Tai gražaus jums likusio trečiadienio vakaro. Ačiū, kad buvai su mumis. Nu ir ką, pasimatom jau kitam live, gal truputį įsamiau apie kiekvieną produktą. Kas kaip, kur ir su ko valgoma. Jo, gerai, ačiū, kad pasikvietei ir iki. Ačiū.